Šiandien ateinu pasidalinti apie tai, ko nemato tūkstančiai žmonių ir negali savo gale pasinaudoti savo gerovei. Taigi šiandien pakalbėsiu apie tai, kaip mes nesąmoningai savo sukuriam situacijas. Kodėl noriu dalintis? Ogi todėl, kad jaučiu vidinį vedimą. Ir žinoma, jeigu tave tai labai liečia ir tu nori sužinoti, o gal net pirmą kartą tai išgirsi, tai žinoma, pasidalink komentare, kągi išsineši iš mano pokalbio. Sek mane, nes tikrai laukia daug naujų įžvalgų iš mano gyvenimo ir apie kitus, ir apie save. Taigi šiandien pakalbėsiu apie tai, kad kiekvienas žmogus turi labai stiprią galią. Ir stiprią galią turi savo minčių ir savo žodžių. Ar kada susimastei, kad savo mintimis kuri savo realybę? Na, žinau, kad mane seka be galo daug išmintingų sielų su nuostabiomis gimimo datomis ir žinau, kad jų gyvenimai tikrai keičiasi ir kas buvo prieš metus ir dabar yra tikrai dideli pokyčiai. Taigi aš noriu tau papasakoti šiandien, kad žmonės ir tu galbūt esi taip įtrauktas į kitų žmonių gyvenimus, į kitų žmonių problemas, kur tu savo galią ir savo stiprybę atiduodi kitiems. Pradėsiu nuo to, kad kai tu atsikeli, labai svarbu, su kokia mintimi pabundi, apie ką tu pagalvoji, kur tavo mintys nubėga, ar jos pozityvios, ar jos yra negatyvios, nes kokia, kaip sako, sutiksi dieną, ar ne, su kokiomis mintimis, taip tave ir lydės ta diena. Ir aš pridėsiu, ne tik diena, tai gali būti savaitės, mėnesiai ir metai. Ir šiandien ten, kur tu esi, ir tuo, kad dažniausiai galbūt esi nepatenkintas ar nepatenkinta, aš turiu tau žinutę. Tu visą tai ir sukūrei savo minčių pagalba. Ir žinoma, labai svarbu dėmesys, tai yra, kur nukreiptos tavo mintys ir dėmesys ir kągi tu darai. Todėl labai svarbu pastebėti, apie ką tu galvoji, ką tu kalbi, kaip reiški savo emocijas, ar tai tavo emocijos, ar tai kitų žmonių emocijos. Turbūt žinai, kad dabar pasaulyje, žemėje vyksta didelis stiprus pabudimas. Tai yra sąmonės pabudimas. Sako, kad žmonės dauguma vaikšto kaip tame sapne. Tai reiškia, nevaldo savo gyvenimo. Jie nėra savo kūno, savo minčių ir savo žodžių valdytojai. Kaip yra su tavimi? Ar tu atkreipi dėmesį, kad kartais pasakai ir galvoji, o kodėl aš taip pasakiau, juk aš taip net negalvodavau, mano nuomonė yra kita. Tai ir yra ženklas, kad tave kažkas valdo. Todėl aš šiandien daugiau atskleisiu tavo tą gražiąją pusę ir tavo stiprybę. Jeigu pasiimtum veidrodį arba atsistotum prieš jį ir pasižiūrėtum į save, iš tikrųjų pamatytum be galo nuostabaus grožio, ar ne, ir kūno sudėjimo žmogų, vyrą ar moterį, nesvarbu. Kodėl gražų? Iškart pabrėšiu, kiekviena siela atėjo ir atsinešė savo kūną. Kažkas gali būti storesnis, kažkas plonesnis ir taip toliau. Bet jeigu tu iš tikrųjų įsigilintum ir pažiūrėtum į save, kad tu esi nuostabus žemės kūrinys, kuris vaikšto, kuris kvėpuoja, ar ne, kuris galbūt dainuoja, kuris šoka, arba dar kažką tai daro. Bet tu, kaip taisyklė, savo galią išnaudoji destruktyvui ir sutelki dėmesį į savo visus trūkumus. Štai pirma žinutė tau. Tu pradedi taip kurti savo ateitį. Tu taip kurdamas ir nepriimdamas savo kūno,
automatiškai trauki visas situacijas, kad dar labiau tavo kūnas eitų į destruktyvę situaciją, kur tu vieną dieną tiesiog nebegalėsi žiūrėti į save. Todėl ne veltui didžioji pasaulyje išmintingų žmonių, žinomų pasaulio lygių žmonių, neįvardinsiu vardais ir pavardėm, jie žino šitą paslaptį ir žino šitą galią, kad net jeigu šiandien aš savo nepatinku toks, koks esu, aš galiu pradėti save girti, už kągi aš savo patinku. Juk tame kūne yra labai daug, kas man patinka ir kuo aš galiu žavėtis. Galbūt akių forma, galbūt lūpų forma, o gal veido ovalas patinka, arba dar kažkas. Ir kai aš sutelkiu dėmesį į tai, tai reiškia, aš kiekvieną kartą tai matau kaip pliusą, bet nebetelkiu dėmesio į tai, kas man nepatinka, o gali nepatikti antsvoris ar ne, kuris yra kažkur, tai ar ant pilvo, ar ant kojų, ar dar kažkur, ar ant rankų, o aš sutelkiu tai, kas man patinka. Taigi, va šitas momentas yra labai svarbus. Pradėti priimti ir pamilti savo kūną. Kodėl kalbu apie kūną? Nes viskas juk ir prasideda, ar ne, nuo tavo kūno. Ir kai tu kiekvieną dieną žiūrėdama ar žiūrėdamas veidrodį save girsi mintimis, o gal net garsiai žodžius, o gal užsirašysi ir prisiklijuosi lapelį, kad atsimintum, kad ar ne, štai kokios mano šiandien gražios akys, kokia nuostabi šypsena ir taip toliau ir taip toliau. Ir tu pakrausi save pozityvu. Štai yra tavo magija. Kitas momentas. Nueisi į erdvę, kurioje daug triukšmo, kurioje daug chaoso. Bet tu sutelksi dėmesį į save ir visada galvosi apie save. Koks tu ar kokia esi. Galbūt graži, galbūt atsakinga, galbūt pareiginga, ar ne, galbūt labai kūrybinga siela ir kuri kažką. Vėl pabrėžiu, tavo dėmesys ir tavo mintys į pozityvą. Kaip pavyzdį duosiu, šiandien tu turi iš banko pasiėmęs paskolą ir kiekvieną dieną atsikeli ir galvoji, o jei, kiek dar daug man metų reikės atiduoti, kaip man reiks uždirbti. Ir pradedi ten vardinti įvairiausias destruktyvias mintis. Kaip tau atrodo? Ar tu gali savo jėga ir gale pritraukti tokių situacijų, kur tu gal per savaitę galėtum grąžinti tą paskolą? Taip neįmanoma. Bet jeigu tu atsikeli ir su ta mintim džiaugiesi, kaip pavyzdys, kad aš už tą paskolą turiu tą ir tą, man tai teikia džiaugsmą tą ir aš jaučiu gerą jausmą, gerą emociją. Aš esu tikra, kad po mėnesio, mažiausia mėnesio, o gal 40 dienų, tavo gyvenime gali pradėti stebuklai su grąžinimu paskolos. Jeigu tu negalvosi apie tą paskolą kaip neigiamą, o sutelksi dėmesį į pozityvą. Ir kas atsitinka? Atsitinka tai, kad tu kiekvienoje gyvenimo situacijoje, kiekviename gyvenimo iššūkyje žiūri ne į tą destruktyvą, o į minusą. Ir kas dar, ką pastebėjau, kad žmonės sutelkdami į pozityvą, jų gyvenimai pradeda keistis valandomis. Todėl, kad jie pradeda patikėti, kad gali viskas būti kitaip. O dabar apie tikėjimą. Tikėjimas taip pat labai yra svarbus momentas ir jeigu žmogus netiki, kad Dievas jį myli, kad jį saugo, kad veda, kad kur jis beatsidurtų, jis visada yra saugus ir jo visada yra pasirūpinama viskuo, ar ne, kas bebūtų, tai žinoma, tas yra momentas, kad jis jaučiasi su kiekviena diena vis geriau. Žinoma, dėkingumas už viską, ką tu šiandien turi, yra dar vienas raktas į tavo galią ir į tavo sėkmę.
Surask nors vieną laimingą žmogų, kuris yra pasiekęs arba tiesiog džiaugiasi gyvenimu, kad jis būtų nedėkingas. Iš jo kalbos, aš jau nekalbu apie minčių galią, tu išgirsi didžiausią dėkingumą už mažiausius dalykus. Nedėkingas žmogus yra nelaimingas ir paskendęs savo sukurtoje iliuzijų pasaulyje ir nematantis tos šviesos. Sutelkti dėmesį į kažką, kaip pavyzdys. Netgi šiandien, kai šviečia saulė, pabūti nors 5 minutes ir pasidžiaugti ją, spindesiu šilumą, o gal net ir paukščio čiulbesiu, kvapu kažkokių gamtos. Tau paleidimai bus visų destruktyvių programų. Kuo daugiau sutelksi dėmesį į pozityvą, tuo tavo auroje, tavo aplinkoje išnyks negatyvas. O aš kalbėjau jau kažkuriame savo video, kad mes esam kaip magnetai. Mes traukiame viską tai, kuo vibruojame. Tai, ką galvojame, tai, ką sakome. Taip, gyvenimas ir yra įdomus tuo, kad siela atėjo patirti įvairiausių būsenų. Ir jeigu tau atrodo, kad kažkas tai yra neteisinga, tai tu labai klysti. Nes pagal aukščiausio absoliuto kūrėjo planą viskas yra teisinga. Ir net jeigu šiandien tavo gyvenime yra palyginus, nes dažniausiai žmogus ir lygina, ar ne, tai yra protas, lygina su kito žmogaus esamu gyvenimo patirtimi, tai rodo, kad tu tik pats savo uždedi tokius kaip šarvus ir negali kurti gyvenimo. Nes lyginimasis, susitapatinimas, konkurencija, pavydas, agresija, pyktis ir visos kitos destruktyvios energijos tau uždeda ėjimą į priekį. Kai tu džiaugiesi kito žmogaus pasiekimais, nors jo gal ir pasiekimai nėra tobuli, jis dar tik pradeda eiti savo keliu, jis dar mokosi. Tu džiaugiesi savimi. Ir viską, ką tu kritikuoji kitame, tai kritikuoji kažkurioje vietoje, savo kūno dalyje, savo ląsteles. Kodėl? Todėl, kad mes visi esame vienis. Jeigu kada tau teko matyti bent jau video, gal ir gyvai, per padidinimą stiklą laboratorijoje, kaip juda ląstelės, ar ne, kaip užsimezga gyvybės, ar ne, kokie ten yra visokie daikčiukai, tai mes lygiai taip pat čia žemėje žmonės esame vienis. Ir tai, kas šalia yra tavęs, tai tik atspindi tave. Taigi grįžkim prie to mano pasakymo, kad visa galia ir tavo stiprybė yra tavyje. Ir niekas iš to netėmė, ir nieks nepaneigė. Tiesiog tu tai pamiršai. Daryk eksperimentą. Kiekvieną sutiktą žmogų, savo šeimos narį, galbūt draugę, galbūt kaimyną, jeigu neišdrįsi garsiai, tai bent jau mintimis. Palinkėk jam kažko gero, pasidžiauk už jį, pasakyk jam arba jai komplimentą. Padaryk tai mėnesį. Pamatysi, kokia tavyje atsiras galia. Aš netgi mokiausi pas vieną labai turtingą moterį, kuri netgi pasakoja, ir tau išduosiu šią paslaptį, kai atsidarai savo sąskaitą ir jeigu ten tavo akimis žiūrint, kad tai nėra labai daug pinigų, ar ne, nes tu paskaičiuoji, kad išleisi ten, nusipirksi tą, įsigysi tą, ar ne, ir realiai ten lieka visai galbūt nedaug. Tai tu pabandyk įsivaizduoti, kad šita suma yra tokia didelė, kad tu gali ne tik tą susimokėti ar ne nusipirkti, o dar ir lieka.
Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tu savo gale sukursi pozityvą, o ne negatyvą. Reiškia, ten, kur tavo dėmesys ir džiaugsmas ir pasitikėjimas, tu visą tai daugini. Ir jeigu tu kiekvieną dieną atsikeli ir pergyveni, bijai, ar ne, ir išlenda visos ten mintys destruktyvios, tu jas varyk lauk ir sakyk stop, juk aš esu turtinga, juk aš turiu tiek daug. Pabandyk pajausti tų kelių tūkstančių eurų ar kelių šimtų eurų galę. Nes tu nesupranti, kad kažkas gali ir to neturėti. Arba turi žymiai mažiau ir džiaugiasi tuo. Ir yra giliai širdie laimingas ir dėkingas. Ir tu įsivaizduoji, kai tu pradedi žiūrėti taip kiekviename savo gyvenimo žingsnyje. O jų per dieną būna labai daug. Per savaitę, wow, o per mėnesį. Ir kai tu kiekviename žingsnyje matai per savo akinius, aš pavadinsiu, ar ne? Ir fokusuoji į pozityvą, pas tave viskas dauginasi pozityvų. Aš nesakau, kad reikia neigti ar kažkaip tai atmesti. Taip, jeigu yra situacijos sudėtingos, pirmiausia reikia pripažinti ir priimti, susitaikyti. Bet lygiagrečiai tu tą gali ir dauginti. Ir kodėl aš sakau, kad žmogus yra tiek stipriai magiškas ir galingas, todėl kad dabar vyksta didžiausia kova dėl to, kur žmogus nueis ir ką jis pasirinks, kur jo protas nuves ir širdis, ar į destruktyvą, ar į negatyvą. Todėl pasaulyje viskas, kas vyksta, tai tik ir sako, mokykis gyventi čia, kurk savo aplinkoje pozityvą, palik ten, kas vyksta už tavo lango. Fokusuokis į geras ir teigiamas mintis. Arba vizualizuok ir pasaulio mastu, šalies lygiu, kad viskas yra kitaip. Piešk, tapyk savo mintimis gražius paveikslus. Ar tu surasi žmogų, kuris yra pasiekęs, šiandien pasiekęs, kuris yra laimingas, kuris yra dėkingas, gyvena negatyviai? Nerasi. Nes jisai žino šitą stebuklingą paslaptį, kad tik jis pats pradeda kurti savo dieną nuo ką tik atmerktų akių ir užbaigia dieną su didžiausiu dėkingumu ir meile, net jeigu ir įvyko kažkas nelengvo. O jeigu dar pasiklausysi ir į savo žodžius, ką jie kalba, kokias vibracijas skleidžia. Ir jeigu dar nežinai, kad žodelis ne visatoje yra negirdimas, na pavyzdžiui, tu sakai, šiandien aš esu nepikta. Tu šiandien ką tik pat ištransliavai, kad tu esi atvirkščiai pikta. Todėl aš tau duodu dar vieną įrankį. Iškart gali pasakyti, aš anuliuoju, atšaukiu žodį piktas. Ir aktyvuoju žodį laimingas, arba sėkmingas, arba gyvenantis harmonijoje, meilėje ir taikoje. Taigi, kaip supranti, viskas, kas aplink tave yra, tai tik yra tavo gyvenimas, kurį tu kuri savo mintyse ir savo žodžiais. Aš nekalbu apie veiksmus. Veiksmai tai jau yra visai kas kita. Tai yra labai stipru. Tai yra jau ta veiksmo, galbūt sakykime, ar ne, veiksmo rezultatas, ar ne, kuris duoda irgi arba gerą, arba blogą.
Todėl kiekvieną kartą atsikeldamas arba atsikeldama ryte sau užduok tokį klausimą. O ką šiandien galėčiau padaryti dar geriau, negu vakar dariau? Galbūt savo gerovį, o gal kito žmogaus gerovį. Kurk gėrį kiekviename žingsnyje, kiekvienoje minisekundėje. O kai ateina destruktyvios mintys, sakyk stop. Tai ne mano mintis. Vėlgi anuliuoju, ištrinu. Ir tuo pačiu gali, čia iš mano patirties, gali paprašyti, kad į tą mintį ateitų dieviška meilės energija ir ištirpdintų tą destruktyvę energiją. Žinoma, tai gyvenimas, tai mokykla, kurioje visi mokomės. Ir mums yra šituo laikotarpiu yra duota pats ir, aš taip sakyčiau, ir nelengviausias, bet tuo pačiu ir labai fainiausias laikotarpis. Nes žmonės, kurie sužino šitas paslaptis ir kiekvieną dieną pritaiko, jie tampa savo gyvenimo kūrėjais. Jų niekas negali perkalbėti, jų niekas negali įtikinti kažkuo, niekas negali eiti prieš jų valią, nes tokį žmogų jaučia iš toli, kad jis valdo savo mintis, savo žodis ir valdo savo gyvenimą. Žmogus, tas gyvas žmogus, yra savo gyvenimo kūrėjas. Ir klausosi savo širdies balso, o ne kažkieno kito. Nors ta situacija ar tas įvykis gali tikti tam žmogui, tikti tą situaciją, bet tu klausaisi savęs. Na, ar tu žinojai apie tai, ar dar kartą tau priminiau visą tai, būtinai pasidalink po mano šiuo įrašu ir bus gera išgirsti apie tave, kaip tu gyveni, kuo kvėpuoji ir ką gal suvokiai. Nes kaskart mes išgirsdami kitą žmogų, galima labai čia ir dabar stipriai suvokti. Ir aš kartais mėgstu sakyti, įvykti kvantinis šuolis tavo galvoje, tai reiškia persijungti kitos neuronų jungtys ir vykti kiti procesai. Tai pavyzdžiui, afirmacijas gali kartoti, ar ne, aš esu laiminga, aš esu sėkminga, aš dėkoju už viską, ką šiuo metu turiu. Nes kuo daugiau dėkoju, tuo dangus mane apdovanoja dar daugiau. Ir taip gali kurti ir kurti afirmacijas. Todėl jeigu tu dar negirdėjai mano gausos afirmacijos, kurias žmonės kartoja, vyksta stebuklai. Būtinai pridėsiu po šio įrašu, klausykis ryte ir vakare. Pamatysi, kokie stebuklai vyks gražus. Tik darydamas kažką gali ir gauti, o neigdamas, pykdamas, kritikuodamas, smerkdamas, priešindamasis prieš kažką, tu atimi iš savęs šitą stiprią galią, kurią apdovanojo tave kūrėjas. Ir tu tai turi nuo pat gimimo, bet galbūt nesupranti ir nežinai, kaip tą naudoti. Taigi šiandien aš tau ir atskleidžiau šią paslaptį, o gal ne, kaip tik patvirtinimą. Ir tu nuo dabar, nuo šios minutės viską darysi kitaip. Taigi linkiu gyventi pozityviai, stebėti savo mintis ir žodžius ir galvoti visada, o kągi aš galiu padaryti dar geriau, kad mano gyvenime būtų daug sėkmės, daug laimės, daug harmonijos. Ir žinoti, pasitikėti, kad kas bevyktų aplink tavo namus, viskas visada bus gerai, nes tu esi saugomas, mylimas kūrėjo aukščiausiojo ir jis tave visada palaiko ir veda. Veda ten, kur ir tu turi būti. Taigi sek mano kanalą, būtinai pasidalink savo mintimis. Na, o jeigu nori pažinti save ir atrasti savo
tas dovanas, tas stiprybės, kurių tu nematai arba tau nieks nepasako, tai numerologija yra ta, kuri tikrai gali atsakyti į visus užduotus klausimus. Apie tai, ką gali sužinoti apie save, irgi gali rasti viską po šiuo įrašu. Stebuklingų, magiškų energijų ir tu viską gali.